su jumis. Visi savi. Ir šiandien mes keliavome į Lenkiją, į Varšuvą. Važiuojam. Dabar mes jau autobuse, iš kelių minučių išvažiuojam. Prisijungsim dar kaip važiuosim. Na štai trumpas judės, mes jau esame Lietuvos rajone. Dabar po 6 jau yra. 6-9 jeigu tiksliau. Buvo tirštas rūkas, pradėjo saulė šviest. Labai gražus, puikus vaizdas už langą, tiesiog faina važiuoti, tiesiog mėgautis vaizdu. Labai patogus, tada. Prisijungsim dar kaip bus pirmas mūsų sustojimas. Stojam Alytuj, dabar esame Alytaus degaliniai. Prie autobuso labai saulė šviečia. Bet šiaip gražus vaizdas. Visai gražus. Štai sustojam. Realiai kiek liko Lenkijos maždaug? Nežinau, nedaug liko. Jo, nedaug, tai va, dar prisijungsim, kai būsim prie Lenkijos arba įvažiuosim į Lenkiją. Tai mes jau ir Lenkijoje. Ką tik pravažiavom. Įsigydėm zlotus. Jau Lenkijoje esam. Tai va. Niekas netikrino. Realiai nieks ir neturėtų tikrinti, o kas daugiau turėtų tikrinti. Čiagi Europos Sąjunga yra, tiesiog gali pravažiuoti ir viskas. Štai, sustojam parkinge. Antras sustojimas, rimtesnis. Jau netoli Varšuvos, už poros valandų ir būsim tai Varšuvai. Rūkas vis dar laikosi tolumoj. Dabar yra gal 9:30. Terasa, kur mes su jumis važiuojame dabar. Pastatas įdomus. Mes esame Varšuvoje, važiavom pakankamai ilgai. Porą valandų maždaug nuo praeito prisijungimo. Esam dabar bokšte, pirmam aukšte. Užkilsim, parodysim įdomesnį kadrą, kaip atrodo Varšuva iš aukštumos. Nu štai, atvykom į Varšuvą, esam dabar atėjom pavalgyti, Palyginti pigiai. pavakariniauti, sumokėjom 44 zlotus, ne? Čia už viską kiek. Jo, 2 sriubos, o tokia porcija, ryžiai, Viena porcija 20 eurų. ryžiai su mėsa ir kompotas, dar nemokamai pridėjo. Tai va. Va, štai eidami Varšavos gatvėse labai daug žmonių, visokių tautų įvairovių, labai daug viso veiksmo ir labai daug policijos. Štai dar, Laudas prašo pradėti statulą. Studas metro, Varšava yra metro. Kilam į viršų, norėjom pamatyti metro, niekada nematė, bet ten reikia bilietų. Nes Vilnių nėra, kažkodėl Vilnių nėra. Padarykit Vilniui metro. Hashtag padarykit Vilniui metro. Mes esame muziejui. Kopernikų muziejui. Čia yra technologijų muziejus. Štai už mūsų yra mūsų protėvis. Mes istorikai esam. Parodysim kažkokių technologijų, ne? Na štai, čia yra toksai kaip pirštas papildomas. Manau, ateityje tikrai naudos šitą dalyką. Tai mes esam hotelį. Viešbutį pirmam aukšte Ir gavom kambarį. Vieną iš blogiausių kambarių, kam čia dabar Kiti bardakas. ten ketvirtam gavo, hebra. Blogiausia, kam nekreipkit dėmesio, čia bardakas. Ir tokia įdomi istorija. Aš Tautgiui daviau savo piniginę, ten kur buvo pinigai visi ir kortelę įdėjau. Prinai. Jo, ir jis sugebėjo palikti autobusį ir mes negalim daugiau pasiimti. Tautas yra šumaras reikės, ačiū tau Tautgiui. Bet šiaip va, pliusas yra didelis telikas,
Galime žiūrėti tūbą, vienintelis pliusas. Daugiau pliusų čia nėra. Mes keliaujam į parduotuvę, į Žabką. Metodą, ką pirksim? Nežinau, parodysim. Štai trumpas frontūras, čia yra duris, čia yra stiklas. Čia yra tokia spinta, kur galima susidėti daiktus. Jau susidėjom biškį, pasikabinam. Toliau einam. Čia yra toksai labai fainas telikas ir geras telikas, kokybiškas telikas. Čia yra čenikas, kur galim pasakyti kairytas, yra šitie. Cukrus viskas. Čia tauldo lova. Čia mūsų stalas, kur galima pavalgyti. Čia mano lova. Čia irgi stalas, kur galima pavalgyti. Šiandien prisipirkom, sumokėjom gal 8 zlotus. Ir čia yra tualetas. Tualetas gan paprastas jo. Dušas toksai, rankšluostiai labai faini. Faina, kad įdėjo tiesiog. Kaip tau čia patinka, ar hotelis? Normaliai. Pirmas aukštas. Jo, pirmas aukštas. Va tas. Bet šiaip nėra ten, žinai, jokio ten to gražaus vaizdo. Biškis skiriasi, pas kitus lovas šunai sustatytas, tualeto duris tenai, užsirakina, šiandien užsirakina, stumdas. Nu nieko, ir dar jos klyba. Nieko. Va. Nieko. Išgyvensim. Nu štai pas mus yra mini puselis. Nemažai žmonių, ne? Tai štai, antra diena, pernakvojam hotelį, visai šiaip neblogai. Kaip tau patiko? Jo, vėlinai mėgot, pavalgiam. Dabar eisim, važiuosim į zoologijos sodą. Viskas jau mes jau išsikraustom iš savo hotelio nuostabaus. Pasiklom lovas. Ir jau keliausim, prisijungsim dar tada. Zoologijos sodėje. Pagaliau mes atvykom į zoologijos sodą. Ir štai gyvūnai, kuriuos mes matėme. Važiuojam namo iš Lenkijos, po zoologijos sodą užsukom į KFC, pavalgiam, dabar toliau važiuojam, dar esam Lenkijoje. Dar liko gal kokios 7 valandos kelio. Turėtų būti 11 Vilniuje, dabar kiek yra? Dabar yra 14. Antra valanda. Biškį laiko juosta kita, 1 valandą atgal, persisuks, grįšim valandžių. Įtin pavojinga situacija. Apsipyliam korektorium. Bandom atkimšt. Dabar su cheminio reakcija valom. Bandom išvalyti cipines ir baisu. Bandė atkimšt Ja. bangą. Naujienos iš fronto, nusipirkom tokį dalyką už 10 eurų. Ir stebuklas padėjo. Kuris valo kėdės ir jo, biškį dar aišku matos plinukas, bet nieko tikrai valysim, brūžinsim. Pasauda minus šartukai arba įsiskalbs. Tai va, čia dar biškį liko pavalyti. Tai va, jau esame, Lietuvoje esam iki Vilniaus kaip gal 170 km arba mažiau. Tai va. Keistai dabar gali atrodyti, mes jau seniausiai grįžom namuose gal 2 dieną, bet tiesiog vakar negalėjom nufilmuoti. Užvakar Pamiršom, kaip grįžom tik į Vilnių, pamiršom nufilmuoti, tiesiog tingėjom ir pavargę buvom. Vakar negalėjom, kaip sakiau, va tik tai šiandien galim. Na tai jeigu jums patiko video, tiesiog paspauskit like, pasubscribinkit, pasisherinkit, laukit kitų kelionių arba tiesiog iš bazės video arba gal kažkokio naujo kontento. Laikinkit, subscribinkit. Na tada ir iki greito. su jumis buvo Visi savi, Lukas Tautvydas, kelionė į Lenkiją, iki greito. Su jumis Visi savi. Šiandien yra Su jumis Visi savi. Sustojom degalinėje, Alytuj. esame Alytuje. Štai mes jau esame Alytuje.